sekmadienis. Mūsų vienų sporto klubas. Baigėm. Apsikirpom. Antradienis likom ant svarstyklių. Niekur nepajudėjo. Padarom eksperimentą. Pasveriam po melo. Tai va, tik tai nuluptas ta plėvelė, 2 kg 200 gramų. Nu ką, dedam. Nu ką, jo, kilogramas 122, lygiai pusė. O mokėjau už 2 kg, gauni kilogramą. Trečiadienio vakaras, kaip ten lačio mes turim, 5 valandas. Trečiadienis, penktadienį bus vėlinės, tai nereikės į darbą. Ketvirtadienį, tai yra rytoj pasiėmiau mamadienį, nu tai vadinasi, šiandien važiuosim pasižiūrėti Žalgirio pas draugus. Nu tai vėl tokia bus toks vakaras. Gal biškį nusigriekysim kažkur. Mano tamposi mažas. Be vietos einam greitai. Bus labai įdomu po šio vakaro pasižiūrėjimo pas draugus, pas kuriuos visada būna gausiai ir riebiai pavalgyti. Žiūrėsim, kaip mano svoris sureaguos su šitai. Bet norėjau pasidalinti tuo, nes manau, kad rezultatai bus labai įdomus vėliau. Filmuoju stalą. Jo, čia yra dietos nusižengimas, dietos pragaras. Cheat day. O šiandien po krepšinio biškį turbūt skaudės galvytė, bet pasižiūrim, kiek čia mana. Matos, kad žiūrėjau krepšinį.
kad šiandien penktadienis, bet nedarbo diena, tai vėlinių, kadangi ne į kapines buvau nuvažiavęs prieš porą savaičių, dėl to šiandien ėjau pasisportuoti. Dieną normaliai atsikėliau kaip baltas žmogus, ne naktim. Žmonių milijonas ir vėl nebenoriu eiti dieną, man geriau yra eiti ryte. O dar koks vėjas šiandien. Dieve tu mano. Nemalonu. Bet bent jau penktadienį nereikės kažkur mieste per tokį orą ieškoti žingsnių. Einam prie darbų. Nesvarbu, kad ne darbe, bet sėdi vis tiek prie darbų. Ojoj, kaip nusibodo, bet kažkada tai baigsis. Ir vėl grįšim prie normalių filmavimų. Šeštadienio rytas, šluojam į darbą. Jau dabar 9:30, taip kažkaip visiškai pamiegojau, pailsėjau. Vakar buvo penktadienis, tai tik tai galvojau apie tai, kaip linksmai praleisti laiką, pavalgėm. Ir taip užsiautėm, kad net šeštadienį pamiršau, o dabar tik išėjęs galvoju, reikia nusifilmuoti ir prisiminiau, kad net nepasisvėriau. Bet nieko ten naujo. Ten kaip maluos ties 87, taip maluos. Bet šiandien reikia daug pavaikščioti, mažai pavalgyti. Ir sekmadienį bus tiesos akimirka. Bet ta tiesa bus liūdna. Bet tai kaip skiriasi vakar diena nuo šios dienos? Nei viena debesėlė, vėjukas tik liko, bet už tai jau šalta. Šalta taip jau normaliai, jau net akytės ašaroja. Kažką. Bet ką mano mielas sekmadienėlį? Vėl prabėgo savaitėlė ir vėl žingsniuojam į darbelį. Prabėgo 7 dienos nuo paskutinio video. Svoris niekur neprabėgo, nepabėgo. Yes! Kaip buvo, taip ir yra. Toks pat. Aš ten 100 gramų plius, 100 gramų minus, bet savaitė, žodžiu, tokia pati kaip ir praeita. Darbo tiek pat. Sakykim, toks dežavų jausmas. Na, kaip bebūtų, pasižiūrėsim, kita savaitė bus įdomi, reikia užsirašyti vėl kraujo tyrimui, bus kitos savaitės gale, bus kaip tik mėnuo, kai aš nerūkau. Na ir įdomu bus pasižiūrėti, kokia ten ta situacija su cholesteroliu. Bet šią savaitę buvo daugiau tokių palaidų plaukų. Kai ten ir suvalgai ir saldainį, kai ten kažkur tai ten Žalgirį žiūri, ten dar išvažiuoji. Ir šiaip šitas mėnuo buvo toks su daug paslydimų, tokių taip vadinkim. Ir jeigu tie paslydimai, pasižiūrėsim, ar jie kažkaip tai atsiliepia ar ne, bet tai turėtų atsiliepti, tai čia kaip šauksi, taip atsilieps. Tai va, tai tiek, šiandien jau einam su striukyte, nes šalta, atsikėlėm, apšalus mašina, viskas atšalė. Tai pasižiūrėjom, kad jau sakom, reikia striukytę savo keisti, normalų paltuką ir šluoti. Ir kadangi dabar su rankytėm laikau telefoną, tai visai, žinokit, nešilta. Bet, kažkaip, tai čiagi ir įdomu. Atrodo, kiek čia 2 mėnesiai, taip, 2 mėnesiai atgal, spalis, rugsėjais jo, 2 mėnesiai atgal, buvo šilta, gera ir malonu. Bet 4 metų laikai buvo ir žavus, kad ne visada bus taip, kaip buvo.
Gerai, šluojam į darbą, padirbėjom, grįždami atgal pasižiūrėsim, kokia čia ta situacija, žingsniai likti ir normaliai šios savaitės, gal biški kažkiek bus mažiau, bet tai ten irgi nelabai ryškiai. Bet, žodžiu, pažiūrėsim, ar kažkur pajudėjom arba nepajudėjom, pasižiūrėsim ir įvertinsim tik tai kitos savaitės gale. O šita savaitė buvo nuobodylų savaitė, nuobodylų tai nuobodu ir taip jai reikia, tegu ir jinai pasibaigė. Kita savaitė jau lapkritis, normaliai įsivažiuos. Gerai, iki. Sekmadienio popietę šluoju jau iš darbo namo. Šiek tiek reikia dar žingsniukų, nes svoriukas liko toksai pat, kaip ir praeitą ir užpraeitą savaitę. Tai 3 savaitės lygiai tas pats svoris. Nu tai yra baisu. Tai ar čia yra sutapimas, ar ne? Aš čia kažkaip tai galvojau dar. 3 savaitės kaip svoris nekrenta, 3 savaitės kaip nerūkau. Bet nerūkau tai taip, kaip čia pasakyti, nuoširdžiai ir svoris nekrenta nuoširdžiai. O yra taip, kaip yra, nesvarbu. Sako, kad 21 dienos reikia adaptacijai bet kokiam gyvenimo, pasirinkime, bet kokiam gyvenimo situacijai. Tai yra 21 diena, kai yra susiformuoja įpročiai, susiformuoja, ar tai organizmas prisitaiko prie kažko, reikia 21 dienos. Tai sakykim, dabar jau yra 21 diena ir dabar man būtų jau labai gerai, kad pradėtų kažkur tai svorius judėti, nes noris, žodžiu, tokie sekmadieniniai pamąstymai, šventadienio mintys. Bet to šventadienio mintys, tegu ir lieka mintim, mums dar kokie savaitukė ir bus galima sakyti, kad rūkymas jau mėnuo ir mano baigsis tie tokie didieji darbai ir tada bus galima užsiimti savo svorių filmavimais ir panašiai dar labiau, arba bent jau kažkur tai pajudėti. Tai turbūt tiek, kažkur tai šonuose matot mano savaitinę santrauką. Ateis kitas sekmadienis, bus aiškiau, ar čia reikia tų 21 dienos ar nereikia. Tai ką, susimatysim tada kitą dieną.